vakaras. Su jumis gyvenimo būdo žurnalo laida Gyvenimas. Šį vakarą specialiai LSMU odontologų šventei Medimui parengėme dvi istorijas apie LSMU odontologus. Pirmoji istorija apie Ievą. Kaip ji pati teigia, mokslai jai yra viskas. Man yra daug trukdančių žmonių mokytis. Va tame, čia yra mano turbūt didžiausia problema gyvenime. Tie žmonės, kurie man trukdo mokytis. Visada triukšmas. Visada ir visada triukšmas. Važiuoja liftas ir tas skamba, kai, nežinau, muzikinis koks gramofonas. Savaitgaliai, žinokit, būna mano tokie. Būnu bibliotekoje. Aišku, man daug kas nepatinka bibliotekos tvarkoje. Įsivaizduokit, tu mokiniesi, susikaupi, o pastoviai kažkas šurmuliuoja. Žmonės ateina nemokytis, o grinai šnekėtis, ten bairiuoti ir taip toliau. Manote, kodėl prailgino bibliotekos darbo laiką? Tai mano nuopelnas. Tai štai, mano penktadienio vakaras. Dabar einu ortopedo papildomą, kaip ir beveik kiekvieną penktadienio vakarą. Nu, ne kiekvieną, bet dažnai. Štai mano kolegos. Mes darom kultinius skaitinius įklotus. Dabar nelabai išsitraukiu, tai manau, kad dar reikės turbūt pasidėti ilgiau negu valandą. Aš dar šitą... Ką tu dar? Ieva, kas nutiko? Pažiūrėk. O ar namuose jūs mokotės? Apie namus tai atskira kalba. Kiekvieną kartą beveik, kai aš tik ateinu namuose mokytis, nusiteikiu, galvoju, šį kartą nenueisiu į biblioteką. Jūs neįsivaizduojat, kokius aš kaimynus turiu. Duoda muziką kiekvieną dieną. Atsiprašau, žinau, nujaudinimas tikrai dėl šito dalyko man nepatinka. Tai aš turiu savų priemonių. Na ir ką jūs darote? Na, galbūt tai nėra labai tinkama mano padėties žmogui, bet kovoju savomis priemonėmis. Žinot, kokiomis? Kartais pavarau per radiatorius. O kuo ten pavarote per tuos radiatorius? Na, kaip kas pasitaiko. Vieną kartą turėjau tokį šaukštą gerą. Tik pravariau. Ir tyla buvo. Buvo tyla. Aperityvo tapo pulinas. Lotyniškai Phlegmonė regionis parafaringialis. Lotyniškai Phlegmonė regionis parafaringialis aperityvo tarpo pulino priežastis. Visai negalima mokytis. Tu aš jam. Aišku, aš mėgstu kartais išėti ir atsipalaiduoti. Na taip, aš nesu visiška, kaip sakoma, tik tai mokytis. Ne, bet, mėgstu ir pasimokyti. Šiaip nemėgstu aš didelių kompanijų, susibūrimų, bet tai nereiškia, kad aš nemėgstu pašėlti. Kaip jūs šėlstate? Einu kartais į kavinukę, pasisėdžiu, pamastau. Antroji istorija apie žmogų, kuris gyvenime stengiasi suderinti viską. Mokslus su savo kitomis veiklomis, hobiais, meilės reikalais. Kaip jam sekasi? Mindaugas. Mokausi, kai reikia.
tarkim, artėja egzaminas, ane, arba koliokviumas, tai jau po truputį pradedi galvoti, gal reiktų mokytis jau, žinai, taip maždaug. Ir paskutinį vakarą jau pradedi. Mokausi dažniausiai ne vienas, iš tikrųjų, nes vienam nuobodu, iš tikrųjų pradedi ten skypinti ar dar ką nors, ten nieko paskui iš vis nesigauna, tai pasikviečiam draugų, susėdam tas savo ramiai, pasimokom, pažaidžiam ką nors ten pokerį, žinai, ar ką nors, tai jau labai atsibosta. Ne, tai išmokstam. Anatomiją šitas irgi įeina, žinau. Va, matai, paskui apie tiltus rašo. Įeis, žinau. Čia daug mokintis nebus, galima. taip nutiko, nesvarbu. Vai, jau tiltus, tai jau Abrasyvinės medžiagas. Pasiėmam pizzą? Aišku pasiėmė. Pasiėmė. Kokią pizzą? Šeiminį. Iš kur jau? Nėra? Studentiškos nėra, tame ir problemų nėra. Tai jūs skaitykite, Nu, tai, nežinau, galvoju, žinai, vis tiek paskaitysiu, biškai gal į priekį. Dešrelis tinkas tai, ne? Su dešrelėm gal, žinok, ne. O kaip tavo kursiokės, gal turi kokią simpatiją? Kaip čia tavo pasakius, nu, kursiokės mūsų fainas iš tikrųjų labai yra, labai ir patūsinam visą kitą ir pasimokom su jom. Yra tokių, aišku, kur ten praktiškai visą laiką mokosi, žinai, bet, nu, man asmeniškai tokios kažkaip labiau patinka, nes tokios, žinai, nuoširdesnės, ramesnės, tokios, žinai. Reikia mokėti suderinti iš tikrųjų ir mokslą, ir tas pramogas, linksmybės, nes kitaip tai žinai, arba užsimokysi per daug ir draugų nematysi, arba ten, taip sakant, pratūsinsi viską ir galiausiai išlieksi iš univerą, žinai. Reikia mokėti suderinti. Šiaip mėgstu žaisti futbolą, sportuoti, susitikti su draugais. Po laidos filmavimo netikėtai sulaukėme Mindaugo skambučio. Jis teigia, kad jūsų Ieva keliai netikėtai susipynė. Kaip tai atsitiko? Mindaugas teigia, kad laidos filmavimo metu chirurgijos kabinete jų rankos netikėtai susilietė. To jiems ir užteko. Linkime Ievai ir Mindaugui laimės ir tikimės, kad šio vakaro istorijose įžvelgiate nors dalelę savo gyvenimo, savo kasdienybės. Gero jums mediumo ir viso gero. Su jumis buvo Gyvenimo būdo žurnalo laida Gyvenimas. Shop for purses while love walks out the